Kas tada, kai supranti, iš kur atsirado baimė, nerima, žema savivertė. Tai vat nieko, dėl to, kad, tai paaiškinsiu. Yra žmonės, kurie labai užsiciklinę viską suprasti ir žinoti. Bet tas noras viską žinoti, jisai yra ne dėl to, kad noriu žinoti, kaip tai pakeisti. Ne visiems tai būdinga, aš nežinau, ar tau tas yra būdinga ar ne, bet aš tiesiog vėl sakau, papasakosiu. O jeigu ką, užduokit dar klausimų ar kažkokių pataisimų, arba ateikit į konsultaciją ir tada jau dar labiau išsiaiškinsim. Tai va, tai yra žmonių, kurie jaučiasi nesaugiai. Ne? Ir nesaugiai tai žemos savivertės iš tų vaikystės traumų visokių jaučiasi nesaugiai. Ne? Ir jiems yra labai svarbu kontroliuoti aplinką ir viską žinoti. Yra, pasąmoningai atrodo toksai būdas, kad čia jeigu viską žinosiu, visas priežastis žinosiu, atsiknysiu, iš kur atsiranda baimė, tas, ne, viską žinosiu. Ir tas žinojimas atrodo, kad vien man to žinojimo užtenka, kad viskas pasikeis, nes jeigu žinau, tai tada kaip ir kontroliuoju. Bet iš tikrųjų, net ne visada, mano, pavyzdžiui, metodai skiriasi galbūt nuo kitų metodų dėl to, kad aš ne visada einu į ten kažkokią praeitį, į vaikystės ir knisuosi, nes ne visada reikia labai žinoti tų priežasčių. Labai giliai kažkur knistis, todėl kad labiau reikia žinoti ne priežastis, o metodus, kuriais susitvarkyti. Ne? Ir pavyzdžiui, jeigu baimė, iš kur atsirado baimė, tai pavyzdžiui gerai, sužinai, kad iš vaikystės, ne, ten buvo tavo, nežinau, disfunkcinė šeima, ten, nežinau, patėvis, tėvas gėrė, patėvis gėrė ar dar kažkas. Tai nes yra tikrai labai labai daug žmonių, kurie... bent jau pas mane konsultacijas daug ateina tokių žmonių, kurie vaikystėje negalėjo ramiai miegoti dėl to, kad bet kurią akimirką gali grįžti girtas tėvas ar patėvis ir tada gali tekti šokti iš lovos ir vos nebėgti, gelbėtis. Arba išverčia iš lovos ir verčia susitvarkyti, jeigu netvarkingas kambarys. Žodžiu, nėra jokio saugumo, ne? Ir gerai, ir sužinai, ir ką su tuo daryti. Tu praeities negali pakeisti, tu negali grįžti tą savo vaikystę ir padaryti, kad jinai būtų buvus kitokia. Ir ką tas žinojimas daro? Nieko. Tai žinoti verta, sužinoti ten tai, kas buvo, aš neneigiu, yra gerai sužinoti priežastis, bet labiau verta žinoti ne šaltiniško atsirado, o kaip su tuo tvarkytis, kaip ir tvarkytis. Nes būtent, kai vėl, čia nuo ko pradėjau, ne, kad žmonės iš to nesaugumo nori viską žinoti, sužinoti, suprasti, bet ten jie ir sustoja. Sužinau, o kas toliau su tuo? Ir jie daugiau niekur neina. O ką su tuo žinojimu daryti? Ir jie tada labai viską žino daug. Vėl apie tą mitybą vėl pakalbėsiu. Ne? Žino, kaip reikia valgyti, žino, kaip reikia gyventi, žino viską žino. Ir nieko nedaro. Ir dėl to jų gyvenimas nieko nesikeičia. Tai aš sakyčiau, kad nežinoti, iš kur atsirado, yra vertingiau yra žinoti, kaip su tuo visu susitvarkyti. Ir visi metodai, kuriais aš dalinuosi, ir yra apie tai, kad tai yra tiesiog metodai, tai yra sistema, kurią pritaikęs kiekvienas žmogus gali susitvarkyti viską. Ta prasme, taip labai drastiškai ir drąsiai sakau, bet iš tikrųjų, praktiškai viską. Ten yra nedaugelis kažkokių momentų, kurie galbūt sunkiau tvarkosi, bet šiaip iš principo viską galima susitvarkyti, bet tik tai tada, kai tvarkaisi, o ne tiesiog aiškinės, iš kur atsirado. Ir pas mane iš tikrųjų konsultacijas, nes į konsultacijas pas mane dažniausiai ateina tie žmonės, kuriems aš nesu pirma, pas kurią jie atėjo. Ir jie dažnai būna jau labai viską žinantis apie kur, kas ten pas juos atsirado. Ir jie man pasako, bet tą žinau ir tą žinau. Ir kas, kad tu žinai? Geriau jau daryk, tą padaryk ir tada tu jausies geriau. Tu kiekvieną dieną jausies vis geriau.